Gyventojų pajamų mokestis kaip keičiasi pagal veiklos pobūdį. Artėjant pajamų deklaravimo pradžiai sunerimstame dėl mokėtinų mokesčių. Pagrindinis mokestis, kurį moka praktiškai kiekvienas Lietuvos gyventojas, tai gyventojų pajamų mokestis. Esu Elvyra, konsultuoju smulkųjį verslą mokesčių optimizavimo klausimai. Ir jei netyčia pamiršai, tai primenu. Kanalo prenumerata ir patiktukas iš tavęs, tai padėka tavo už turinį. Ačiū tau už tai. Gyventojų pajamų mokestis GPM sutrumpintai yra vienas pagrindinių mokesčių, kurį privalo mokėti individualią veiklą vykdantys asmenys, laisvai samdomi specialistai bei kiti fiziniai asmenys gaunantys pajamas iš veiklos. GPM mokamas nebūtinai vykdant ekonominę veiklą. Jis mokamas pardavus turtą, gavus dividendus, pelną po investavimo, gavus darbo užmokestį ir taip toliau. Žodžiu, gavus bet kokias pajamas. Vykdantiems veiklą ar dirbantiems pagal darbo sutartį gyventojų pajamų mokesčio dydis ir mokėjimo tvarka gali skirtis priklausomai nuo veiklos pobūdžio ir pajamų dydžio. Tai lemia skirtingi apmokestinimo tarifai, leidžiamo atskaitimo galimybės bei mokestinių lengvatų taikymas. Na, o dabar pažiūrėkim, kokie GPM tarifai pagal veiklos rūšį ir kaip jie vienas su kitu gali būti susiję. Individuali veikla su verslo liudijimu. Mokamas fiksuoto dydžio pajamų mokestis už išpirktų verslo liudijimo dienų skaičių ir priklauso nuo veiklos rūšies ir vykdymo vietos. Deklaruoti galima iki 45 000 eurų, neprimokant nei euro GPM. Žinoma, jei sandoriai buvo vykdomi su fiziniais asmenėmis. Jei buvo sandorių ir su juridiniais vienetais ir tokių sandorių suma neviršijo 4500 eurų, GPM primokėti neteks. Taigi, turi žinoti, kad net ir vykdant veiklą su verslo liudijimu, tikimybė papildomai sumokėti GPM tikrai yra. Tam reikia viršyti jau minėtą 45 000 eurų ribą. Arba ir turėti sandorių su juridiniais vienetais virš 4500. Tarp kitko, 4500 įeina į 45 000 ribą. Viršijus šias ribas teks susimokėti GPM kaip vykdančiam veiklą su pažyma. Individuali veikla pagal pažymą. Asmenys vykdantys veiklą pagal individualios veiklos pažymą GPM moka nuo pelno, tai yra nuo bendrų pajamų, atėmus leidžiamus atskaitimus. GPM tarifas 15% nuo pelno arba nuo apmokestinamųjų pajamų. Jei per metus pelnas arba apmokestinamosios pajamos neviršyje 20 000 eurų, gali būti taikomas 5% tarifas. Čia pritaikius mokesčių kreditą, kuris tas tarifas apmokestinamosioms pajamoms kylant iki 35 000 eurų kyla iki 15%. Leidžiami atskaitimai ir jų įtaka GPM dydžiai bei veiklos pobūdis lemia ne tik tai GPM tarifą, bet ir galimų išlaidų atskaitimų tvarką. Individualios veiklos vykdytojai gali pasirinkti atskaityti faktinės išlaidas arba taikyti fiksuotą 30% išlaidų normą. Nuo to, kokį išlaidų fiksavimo būdą pasirenka gyventojas, priklauso, kiek mokės GPM, kokį procentą. Jei išlaidas pagrindžiančių dokumentų surenkame sumai lygiai 30% pajamų arba ir daugiau, GPM apskaičiavimo tikslais naudingiau pasirinkti išlaidų fiksavimo būdą pagal faktą. Individualios įmonės, tai yra juridinis vienetas. Individualios įmonės savininkai, jau kaip fiziniai asmenys, moka 15% gyventojų pajamų mokesčio nuo apmokestinamojo pelno, neatsižvelgiant į metinių pajamų sumą, ir 20% nuo lėšų išimamų saviems poreikiams 0,2 kodų. Mažosios bendrijos narys moka 15% nuo dividendų, vėlgi neatsižvelgiant į metinių pajamų sumą, 15% nuo išmokų pagal civilinę paslaugų sutartį, kitaip CPS, iki 100 000 eurų ir 20% nuo išmokų 0,2 kodų. Dabar pardavus registruotą turtą, jei yra prievolė mokėti mokesčius, teks palengvinti piniginę 15% gyventojų pajamų mokesčio tarifu nuo pardavimo pirkimo kainų skirtumo. Turto nuomos pajamos apmokestinamos 15% GPM tarifu, jei be verslo liudijimo. Palūkanos, autoriniai atlyginimai ne iš darbdavio, honorarai taip pat apmokestinami 15% GPM tarifu. Gavus palūkanas iš investavimo, GPM 15% mokamas nuo sumos viršinčios
500 eurų. Didžiausias gyventojų pajamų mokesčio tarifas mokamas nuo su darbo santykiais susijusių pajamų. Eilinis dirbantysis, jei jo metinės pajamas nesiekia 60 vidutinių darbo užmokesčio dydžių, moka 20% gyventojų pajamų mokesčio. Jei darbo užmokestis siekia 60 VDU, tai kas būtų 126 532 eurai 80 centų ir daugiau per metus, dalis viršijanti šią sumą apmokestinama 32% gyventojų pajamų mokesčio tarifu. Ir dažnu atveju tokiam gyventojui tenka primokėti GPM pateikus metinę pajamų deklaraciją. Daug gyventojų dirba pagal darbo sutartį ir tuo pačiu vykdo kokią nors ekonominę veiklą, dirba savarankiškai su individualia veikla arba ir turi mažąją bendriją, individualią įmonę arba parduoda kokį nors turtą su 15% GPM prievolė. Deklaruojant pajamas, tokiam žmonėms prasideda gyventojų pajamų mokesčio pasiutpolkė. Nes gyventojas gavęs darbo užmokestį ir susimokėjęs gyventojų pajamų mokestį nuo jo, nes darbdavys išskaičiuoja ir sumoka į biudžetą kas mėnesį, jaučiasi pilnai atsiskaitę su valstybe. Bet čia prasideda linksmoji dalis. Ypač jei gyventojas taikėsi neapmokestinamą į pajamų dydį, pajamoms iš darbinių santykių. Gavus ir kitų pajamų sudedamos visos asmens metinės pajamos ir pritaikomas arba nepritaikomas metinis neapmokestinamasis pajamų dydis, kuris nebūtinai sutaps su per metus pritaikytų NPD darbovietėje. Todėl, jei vykdai kelias veiklas, pasiruoš galimam didesniam mokėtinam gyventojų pajamų mokesčiui po deklaravimo. Kaip galima susimažinti mokėtiną GPM ir kiek GPM dydžiui įtakoja verslo formos pasirinkimas? Tie, kurie turi trečios pakopos sutartis ir ar investicinio gyvybės draudimo sutartis, mokėtiną GPM gali susimažinti iki 300 eurų per mokestinį laikotarpį nepriklausomai nuo veiklos formos, žinoma, išskyrus verslo liudijimą. Todėl, renkantis veiklos formą, tikintis sumokėti mažiau mokesčių legaliai, turim žiūrėti, kokį GPM tarifą sumokam į biudžetą. Žiūrim, ką galim padaryti šiais metais, kad dar kitais metais mokėtinas GPM būtų mažesnis ir nebūtinai vykdant ekonominę veiklą, ypač jei gauni palūkanų. Vienas būdų pradėti įdarbinti savo pinigus pasitelkus investicinę sąskaitą. Jau minėjau, kad palūkanos iš investavimo viršijančios 500 eurų apmokestinamos 15% GPM tarifu. Iki šiol, nes dabar jau turime naują įrankį investicinę sąskaitą, kai jos pagalba galime atsidėti GPM mokėjimą gana ilgam laikotarpiui. Todėl šiais metais galima ramiai savo atsidaryti investicinę sąskaitą, nuorodą kaip tai padaryti rasi šio video aprašyme ir pradėti auginti savo pinigų medį, nemokant GPM už gautas palūkanas tol, kol jų neišsimokam savo reikmėms ateityje. Už 2024 metus dar susimokam būtinus mokesčius, vykdėme veiklą ar ir gavome kitokių pajamų pagal iki gruodžio 31 dienos galiojančius įstatymus, o kitiems metams dedam pamatus kitokio apmokestinimo galimybei. Todėl susikeliame pinigus skirtus įdarbinimui investicinę sąskaitą. Pati naudojuosi ir kviečiu tave pasinaudoti šio video rėmėjo pasiūlymu ir susikurti savo finansinę pagalbę nenumatytiems atvejams, baltai dienai ir tiesiog didinti savo turimų pinigų vertę. Aš pati moku mokesčius ir įmokas, bet viską, kas nenugula mokesčių naštoje, pagal planą keliauja Freedom 24 vertybinių popierių apsikeitimo sandorių sąskaita, kitaip vadinama D sąskaita. Tai mano investicinė sąskaita, kur mano laikomi pinigai dirba kasdien, kol aš gyvenu gyvenimą. Nori ir tu taip? Metinis pelnas už paprasčiausią pinigų laikymą prasideda nuo 2,9 ir siekia beveik 4,3%. Pelnas išmokamas kiekvieną darbo dieną. Galimybė išsiimti tuomet, kai yra poreikis. Na ir žinoma, galimybė ne tik efektyviai taupyti lenkiant infliaciją, bet ir investuoti per kartu atidaromą prekybos sąskaitą į tavo pasirinktas akcijas ir fondus. Visą gautą pelną pasitelkus investicinę sąskaitą ir investuoti bus galima be jokių papildomų mokesčių išskyrus sandorių komisinius. Jei iki 4,3% pelnas tau yra per mažas, yra ir ilgalaikiai taupimo planai su galimybė gauti daugiau, net iki 7% metinių palūkanų. Video aprašyme rasi nuorodą, registruokis ir pamatysi, kaip lengva naudotis. Ir nereikia didelės sumos iš karto. Gali pradėti nuo mažų sumų ir pradėsi rūpinti savo pinigais šiandien čia ir dabar, susikursi puikius finansinius įrankius ir nereikės sukti galvos, kur dėti atliekamus pinigus, kad jie nenuvertėtų ir tuo pačiu atsidėti ir mokėtiną gyventojų pajamų mokestį, jį tiesiog atidėti. O prireikus būti nepriklausomam nuo valstybės ir kitų institucijų. Savimi pasirūpinsi pats. Ačiū, kad žiūrėjai.